vyrai klube, kaip jie dažniausiai rengiasi? Uzbliuzonas paprastas. Arba megztinis, vos ne iš kanalizacijos ištrauktas. Neskoningai, mišraini. Aprangoje daugiau nei 3 spalvos figūruoja. Tai rodo, kad jis nesugeba derinti. Diržo spalva nesutampa su batų spalva. Aš kiek matydavau, užsideda rudus batus ir juodą diržą. Žiauriai prastas. Jinai užuodžia tai, kad šūdas. Ir pat kiek manim, jeigu tu neskleisi to dominavimo, jinai pasims klube kitą vyrą, kuris tą skleis dalyką. Tą testosteroną, kurį užuoš. Nes jei bus šalia nuo vyrų daug geriau, nejausias moteriškesnį. Tu turi būti pats geriausias. Jie ir laukia tokios situacijos, tokios galimybės, kuri bus jiems patogiausia. Tarkim, bus 2 merginos ir jie du bus šalia su draugu. Tai jie tada prieis, vienas iš vieno šono, kitas iš kito, pradės biškį taškyti šalia jų ir bandys įeiti į partnerį. Ne, kai alfa ateina, jis ateina vienas prie 2 panelių, vieną už rankus apsuka, kitą apsuka, biškį tą nustumė, su kita pašauka, žinai, vėl tą palieka, tą kitą pasiima apsuka, paskirstų dėmesį, pagauna vyrą, iš aplinkos prijungia ir viskas. Tai baigės, viskas. Kada tu prijungiai kitus vyrus vyriškai, pamatė iš tavęs alfa savybės, kad tu sugebi puikiai komunikuoti su kitus tais vyrais, esi už visus drąsesnis, tai tavo trauka dar išaugo. Bet jeigu tu šauki vienoje vietoje su jie ir visiškai, tu realiai esi nuobodus, nespontaniškas, rutina įsivelia. Tai kas gaunasi? Traukus lygis pradeda kristi jai. Jis jai atsibosta, su tavimi šaukia, bet tu nori ją pasidinti į mašiną, tu sakai, žiūrėk, klausyk. Aš sėsiu į mašiną pavalgyti, sutarėm vieną dalyką, tu gali sėsti, bet sutarėm, kad tu prie manęs nelysi, leisi man ramiai pavalgyti. Tai kas tu gauni, suduodi saugumą. Tu sakai, kai ji prie tavęs nelystų, tai automatiškai tu tikrai nelysi prie jos, kabutyse. Tu tik jai neleidai prie tavęs lyst, bet tu nesakei, kad tu nelysi prie jos. Ir tu būsi tas vyras, kuris išlaikys tą traukaus lygį ir kuris jai duos nežmonišką seksą. Nes ji norės pas tave grįžti.